Pirmadieniais dalijuosi savo senesniais, ilgesniais rašiniais. Šiandieną ratas jau apsisuko vėl, jau 7 metai praėjo nuo to, kai pradėjau rašyti, todėl gera proga prisiminti, ką aš čia veikiu ir kodėl. Pavadinkim tai įžangos žodžių naujam leidimui. Aš esu sveikatos psichologė pagal išsilavinimą ir mitybos psichologė pagal pomėgį. Tai reiškia, kad esu baigus psichologijos magistratūros studijas Vilniaus universitete ir toliau nuosekliai studijuoju šią praktiką, dažniausiai Beck Institute for Cognitive Behavioral Therapy. Tai reiškia, kad užsiimu ne tik sveikata ir mityba, nes žmoguje viskas su visko susiję ir neišeina išsikarpyti tik kai kurių temų. Tai labiau reiškia, ties kokiais tyrimais stepteliu pasigilinti. Konsultuoju privačiai, skaitau paskaitas, šiomis temomis rašau, socialiniuose tinkluose mane rasit vardu Šaukštas proto. Tai beje yra apie mažų, bet sistemingų pokyčių ir kognityvinio racionalaus balanso negerbsinčių mintim ir elgesio formom simboliką. Nors aliuzija į patarlę mane visada džiugina. Dažniausiai kalbamės apie nerimą, liūdesį, įpročius, tikslus, santykius, dėmesį, stresą, turbūt kaip ir daugelis kitų psichologų. Taip pat ir apie maistą. Rašau tikėdamasi, kad taip galėsim susipažinti anksčiau, negu susitiksim konsultacijai. Psichologo asmenybė yra vienas svarbiausių darbo įrankių ir ne kiekvienas kiekvienam tinka. Taip pat tikiuosi, kad tai, ką rašau, kažkam sukelia naudingų minčių, atveria kitokį požiūrio kampą, ar tiesiai šviesiai yra pritaikoma ir atkartojama praktika kasdieniam gyvenime. Na ir dabar turbūt pats tekstas. Jei ieškosit kitų tekstų, susitikim Facebook'e, Instagram'e, LinkedIn'e, Reddit'e, YouTube'e, TikTok'e, Spotify'e, Etsy, X platformose. Čia rasit visus mano įrašus vienokią arba kitokią formą. Taigi, pirmas įrašas vadinosi Kodėl ir kaip. Pirmas pėdsakas turbūt turėtų paaiškinti, ko aš čia ir kodėl. Todėl, kad nepaisant interneto, mokslo pažangos ir vis gudrėjančios žmonijos, bent regimai, pagrindinis mitybos žinių šaltinis yra žurnalai ir reklama. Todėl žmonės skaičiuoja kalorijas, badauja ar šiaip neprivalgo, nors kūnui reikia ne kalorijų, o maisto medžiagų ir 2000 kalorijų iš gryno cukraus yra aiškiai netinkama mityba. Žmonės alinasi bėgiodami ir galiausiai perka kūną spaudžiančius drabužius. Nors jau ne pirmus metus mes žmonėje žinome, kaip ir ką reikėtų daryti su savo maistu, bet kažkodėl nesiimama keisti elgesį ir toliau sergam. Kalbėdami apie maistą, smaugiam save iki negalėjimo dėl maisto kokybės ir visiškai ignoruojame tai, kad lygiai taip pat svarbu išsimiegoti ir rūpintis dvasinę ramybę, jei jau negalim išvengti nerimo ir streso. Ieškom lengvesnių sprendimų, bet imamės tokių, kurie visai visiškai neveikia. Liūdna ir tiek. Todėl tai, ką darau, yra psichologija, mityba, kritinis mąstymas, žiupsnis medicinos ir statistikos. Štai jum ir gausis kasdienis šaukštas proto. Vartoti saikingai, nuo vaikų galima nesaugoti. O pirmai pradžiai keli pastebėjimai, kuriais remsiuos kiekvieną kartą, kiekvienam įraše. Rašysiu dažnai, po nedaug, po šaukštą ir konkrečiai. Valgyti neužsimerkus, bet atvirom akim ir atviru protu, tam, kad toliau valgyti ar galvoti savarankiškai. Tai būtent tam. Tai nėra paruošti atsakymai, tai yra medžiaga apmąstymai. Nemaitinsiu svajonėm ir iliuzijom. Viską, ką rašysiu, paramstysiu ne tik savo nuomonę, bet ir mokslu ir dažniausiai jo. Nuorodas įrašų pabaigoje stengsiuos dėti tik ten, kur galima paskaityti pilną straipsnį ar knygą, ar blogą, ar filmą. Nesijaudinkit, nebūtina studijuoti visą tekstą, nebent esat mokslo žmogus, galima šokti tiesiai į rezultatų dalį. Užtat aiškiai žinosit, kad iš kur žinot, kaip žinot ir nesiremsit VPS informaciją. Rezultatus bet kokiu atveju cituosiu. Daugumą iš šaltinių taip bus angliškai, bet tik todėl, kad lietuviškai mitybos kažkodėl tyrinėjam retai ir šaltinių yra iš tiesų nedaug. Tiek mano buvusiam pirmam įrašui. Tikiuosi ir jis jums naudingas, gal naujas, o gal ir priminimas, tuo tarpu taikos ir ramybės.